Perimenopauzės ir menopauzės laikotarpis, permušimai, kylantis kraujospūdis, tai nėra gerybiniai simptomai. Tokiu atveju tikrai reikėtų kreiptis į gydytoją kardiologą ir pasitarti. Mažėjantis estrogeno kiekis organizme šiuo laikotarpiu didina kardiovaskulinę riziką, keičia kraujagyslių būklę, didina cholesterolio, ypač blogojo vadinamojo cholesterolio kiekį kraujyje ir didėja tikimybė patirti infarktą, patirti insultą. Tokiais atvejais reikėtų pasitarti su kardiologu, pasidaryti cholesterolio tyrimą, pasimatuoti dažniau kraujospūdį. Reikėtų pasikonsultuoti taip pat su gydytojo ginekologu dėl poreikio pakaitiniai hormonų terapijai ir stengtis padaryti viską, kad antra gyvenimo pusė būtų kokybiška ir maksimaliai geroje savijautoje.